Sveiki gyvi visi. Tai šiandien aš svečiuojuosi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vingio padalinyje. Ir šiandien mes čia parodysime, kaip susirišti advento arba kalėdiniam laikotarpiui rištą smilkalų ryšulėlį iš žalių augalų. Esu natūralių smilkalų kūrėja ir juos kuriu būtent iš lietuviškų mūsų žolynų, įvairių medienos gabalėlių smulkintų, dervų ir kitų vaistingų augalų. Tai šiandien noriu parodyti, kaip galima susikurti kalėdiniam arba advento laikotarpiui smilkalą, kurį galbūt panaudosite ir prie savo šventinio kūčių stalo. Kadangi dabar yra jau vėlyvas ruduo, beveik žiema, tai natūraliai gamtoje augalų, kurie tinkami rišti smilkalus, nėra labai daug, nes jau įvairiausios vaistažolės, žolynai, viskas yra, jie miega. Bet mes turime nuostabių spygliuočių mūsų gamtoje, tai yra surinkau eglę, pušį ir kadagį. Daugybė vaistingųjų augalų buvo naudojami apsaugoti save, apvalyti savo aplinką, namiškius, gyvulius, trobesius, netgi derlių. Ir kaip sakiau, tai šiandien rišime natūralius rištinius smilkalus mūsų šitam artėjančiam švenčių laikotarpiui iš to, ką dabar randame savo aplinkoje. Kaip jau minėjau, tai smilkymas senovinis archaiškas sveikatinimosi būdas ir mes įkvėpiame tą smilkstantį augalą, jo dūmus, patiriame jo energiją ir vyksta kartais sveikimo, gyjimo procesas, kartais tiesiog tas kvapas išjudina tam tikras vidinės žmoguje būsenas. Uoslė tarsi pas žmogų yra mažiausiai išvystyta mūsų juslė iš visų 5, bet jinai nemažiau svarbi mūsų kasdienybėje. Kai mes įkvepiame smilkstančio augalo, tai tas kvapas, tos veikliosios medžiagos dalelės keliauja per kvėpavimo takus iki mūsų kaulų čiulpo. Dar mes esame ir subtilieji kūnai ir tai veikia mūsų vidinės būsenas, mūsų sveikatą, mūsų nuotaiką ir mūsų patį bendrą jausmą. Turbūt gerai žinome, kad pavyzdžiui vaikščiodami miške mes nusiraminame, grįžtame geresnės nuotaikos. Tai dėl to, kad mes kvėpuojame medžių išskiriamomis medžiagomis, tai yra fitoncidais, ypatingai tai yra spygliuočių miškai, mes tai labai galime gerai pajausti. Tai šiandien kaip vieną iš smilkalams skirtų augalų atsinešiau pušį. Pušų galima labai paprastai, jų net nereikia skinti, pjauti ar kažkaip kitaip jų specialiai ieškoti. Tiesiog pasivaikščiokite miške po audros. Ir susirinksite puikiausių šakelių, kurias galima netgi parsinešti namo. Aš kartais taip darau, tai parsinešu namo ir įsimerkiu į vazą ir toliau ta šakelė ar kelios šakelės valo namų orą. Taip pat, tuoj parodysiu, kaip tai daryti. Tai galima tiesiog susismulkinti ir pradėti rišti smilkalus. Turiu keletą tokių šakelių. Tai tiesiog jas paruošiu, sukarpysiu į mažesnius gabaliukus, kad paruošti tokį kaip vieną pundelį, kurį galėčiau paskui surišti. Dar svarbu atminti tokį vieną dalyką, kad tie žmonės, kurie alergiški spygliuočiams, tai jiems labai derėtų atsargiai. Jeigu žinote, kad jūs esate alergiški, jautrus spygliuočių prisilietimams, ar beria, ar tinsta, tai reikėtų atsargiai tai daryti arba su pirštinėmis. Ir taip, kad susigalvoju maždaug, kokį tą ryšulėlį aš pasidarysiu, ar tokį standesnį, didesnį ar mažesnį, ir
pasiruošiu tokią kaip saujelę gerą tų šakelių smulkesnių. Dabar turiu rankoje tokį pundelį ir rišant archaiškų būdų smilkalus yra svarbus siūlas. Tai svarbu jį turėti natūralų. Tai aš paprastai savo visiems rištiems smilkalams naudoju lininį siūlą, tokį nebalintą. Galima naudoti ir tokį šiek tiek su spalva, arba būna balintas, bet paprastai aš renkuosi nebalintą natūralų lininį siūlą. Taip pat atsinešiau džiuto virvę. Esu mačiusi, kad riša ir su džiutu, bet nedėrėtų to daryti, nes džiutas vis dėlto, kad ir natūrali medžiaga, bet jinai storesnis tas siūlas, tai toksai duos papildomą kvapą. Tikrai namie ar siūlų parduotuvėje rasite lininį siūlą. Taip pat galima naudoti smilkalams rišti ir medvilninį siūlą. Svarbiausia nenaudoti jokio sintetinio siūlo arba vilnonio. Vilnonis, kad ir natūralus, bet duos papildomą kvapą ir tiesiog bus neskanu. O linas tai yra tas pats augalas ir jisai tiesiog gražiai susmilksta, sudega. Tai va. Dėl ko aš kalbu apie siūlą, tai visa tai, ką mes surišam, ką mes sunaudojam ir paskui smilkom, visą tai mes sukvepuojam. Todėl labai svarbu pasirinkti kuo natūralesnį, kuo tokį prigimtinai tikresnį tą siūlą. Tai va, pasiemu, dar reikia neužmiršti tokio vieno dalyko, kad spigliuočiai, jie sakingi, tai jau mano rankos po truputėlį limpa. Galima tai daryti, rišti, kadangi mes liečiamės prie spigliuočių ir su pirštinėm. Kartais aš taip darau, bet paprastai aš liečiuosi prie augalų tiesiog rankomis. Ir taip, paimu, taip tvirtai suspaudžiu. Čia mūsų yra kaip ta vadinama uodegėlė, čia mūsų viršūnėlės. Pakeliu taip pirštą ir kryžiuoju. Ir suku. Šiek tiek spaudžiu su ranka, laikydama, ir šiek tiek patempiu rišdama su siūlu. Ir taip va, tiesiog perkryžiuoju ir keliauju į viršų. Ir paspaudžiu. Apsuku. Ir vėl atkeliavau iki pat viršūnėlės. Kadangi tai yra smilkalas, labai svarbu yra suspausti tą rišulėlį, tos augalus, kad liktų tarpu, bet jie būtų kuo mažesni. Dėl to, kad mums svarbu, kad tas rišulėlis, jisai smilktų, o nedegtų. Nes jeigu mes jį tokį padarysim nestandų, palaidą, ir aš vis taip siūlą patempiu, nestandų palaidą, jeigu mes jį paliksim, tai jisai tiesiog labiau degs ir tokia atvira liepsna ir gali išgąsdinti tiesiog. O smilkalas turi smilkti. Tam surišam taip standžiau. Ir va, atgal grįžtu, lygiai taip pat kaip atkeliavau. Viską užrišu. Ir tą pabaigą gerai suvinioju, kad būtų standu ir nukerpu. Niekur nerišu mazgų, tiesiog tą siūlą paprastai užkišu ir jisai laikosi. Viskas. Pats paprasčiausias smilkalų rišulėlis. Bet šito smilkalo, kurį susirišom, taip iš karto mes nepasmilkysim, nes tai yra žalias augalas. Tai mes jį turėtume kažkur pasidėti, kur yra tamsiau, nėra tiesioginių saulės spindulių, ir padžiovinti. Tai kelios savaitės ir tikrai iki kūčių sudžius ir galėsim naudoti. Tai va, čia yra iš pušies rištas smilkalas.
pušis dar vadinamas toksai džiaugsmo, lengvumo medžiu. Mes vaikštom po pušyną ir mes jaučiam tokį lengvą džiaugsmą. Atsinešiu ir dar vieną spygliuotį visžalį, tai yra kadagys. Kadagys nuo seno labai gerbtas mūsų protėvių. Prieš jį eidami žmonės sutikę pakely, seniau nusilenkdavo ir nusimdavo kepurę ir nusilenkdavo, tiesiog atiduodami pagarbą. Kadagys jau toks stiprokai duriantis augalas, bet yra tokia viena paslaptis, kurią atradau. Kai mes prieinam prie bet kokio duriančio augalo švelniai, su meile, su malonumu, mes galim prie jo liestis, jisai mažiau duria. Tai visi augalai yra gyvi ir jie reaguoja į mūsų vidinės būsenas. Tai kadagys dar laikytas seniau šventų medžiu, lietuviškų šventų medžiu dar vadinamas kartais. Ir kadagys ypatingai sakoma, kad tinka šitam tamsiam laikui, advento laikotarpiui, nes yra turbūt vienas iš daugiausiai šviesos nešančių savyje augalų. Tai va, lygiai taip pat. Paimu, limpa nuo pušies ir irgi taip rišu ryšulėlį. Kuo standžiau. Kadagys smilkdamas skleidžia nedaug dūmų, bet jau aš tai labai užuodžiu, kadagys yra be galo kvapnus, aromatingas ir tinkamas smilkyti. Va taip va. Dar kadagys smilkdamas, jisai labai spraksi, nes jis turi daug labai aliejų. Tai jį ir tiesiog dar daugiau kartų aš apsuku, kad jisai tvirtesnis toks būtų. Jis labai spraksi, tai nereiktų išsigąsti, nes jisai, kai mes jį uždegam, jisai spraksės. Dūmų skleis nedaug, bet va. Ir tokia lygiai taip pat užkišam. Ir irgi turim puikų smilkalų ryšulėlį mūsų kūčių stalui. Aš ypatingai turbūt rekomenduočiau tokią tarsi naują susikurti tradiciją, tai kūčioms ar kalėdų stalui, tai kartu atsisėdus pasmilkyti, užsidegti, pasmilkyti, paleisti viską, kas sena, paprašyti, kad ateitų kažkas nauja, to, ko širdis geidžia. Tai kadagys labai yra stipriai apvalantis, apsaugantis augalas, kaip sakiau, laikytas šventų medžiu. Seniau netgi mūsų protėviai sodindavo ratu tokį, kaip kadagio ratus tokius sodindavo, tam, kad vidury to rato darydavo atviras operacijas, nes kadagys yra ypatingai orą valantis augalas. Ten, kur auga kadagiai, oras yra 1000 kartų švaresnis negu miško oras. Jau miško oras yra švarus, o kadagys yra dar toksai labiau valantis orą. Tai va, tai kadagys puikiai tinka vietoj šakelės, ant stalo kūčių galima susikurti kitą tradiciją. Tai va, tai čia yra žalias kadagys, o čia jau yra sudžiūvęs kadagys, kurį galima smilkyti. Tai pabandysiu pasmilkyti. Vat, matosi, kaip jisai tarsi užsidega, spraksi. Ir jisai va tokiu būdu smilksta. Kadagio kvapas erdvėje išsilaiko tikrai ilgai. Ir kai smilkome bet kurį va tokį lietuvišką natūralų smilkalą, labai gerai yra pasmilkius, paskui atidaryti langus ir įsileisti šviežio oro, kad liktų tik pats kvapas. Ir kadangi
kūčios, kalėdos, adventas tarsi neįsivaizduojamas be eglės, tai atsinešiau ir eglę. Eglę lygiai taip pat galima surišti smilkalams. Paimsiu kelias šakeles, jas susismulkinsiu, susikarpysiu ir surišim smilkalą. Tai irgi va tokiais mažesniais karpau. Tada dedu vėl tą vieną saują ir ryšulėlį. Aš jį gal netgi va taip lenksiu, kad jisai būtų vientisesnis, tas smilkalas. Dar truputėlį, kelias šakeles. Eglė laikoma tokiam pokyčio virsmo medžiu. Dar kartais jinai vadinama pasaulio arba gyvybės medžiu. Nu va tokį susirinkau tokį ryšulėlį. Ir smilkalus galima padekoruoti kažkokiais kitais augalais. Tai pavyzdžiui, čia turiu džiovintos kraujažolės, galiu pridėti. Galima pasipuošti, galima pamaišyti, tiesiog pamiksuoti. Va, raudonėlis. Šakelė dar bitkrėslės. Ko norisi? Tiesiog galima tokį įvairesnį, tą smilkalą gražesnį pasidaryti, puošnesnį. Galima ir sausų gėlyčių užsidėti. Kaip jau norisi, kaip širdis pageidauja. Ir lygiai tokiu pačiu principu. Tik tais tuos sausuolius geriau apsuksim, kad jie laikytųsi. Tokį smilkalą galima tikrai pasivaikščiojus miške, prisirinkti, rasti namuose kažkokių sausuolių, galima padaryti prie kalėdinių dovanų, padovanoti kažkam kaip dovanos idėją. Na ir va. Šį bei tą uždėjau ir lygiai taip pat užkišam siūlą ir dar vienas smilkalų ryšulėlis. Per kiek laiko išdžiūsta? Labai įvairiai, žiūrint kokioj patalpoj mes džiovinam. Jeigu šilta sausa, tai tikrai pakankamai greitai, kokią gerą savaitę ir viskas išdžius. Reikia neužmiršti, kad spygliuočiai džiūna ilgiau. Dėl to, kad jie yra labai sakingi, jie turi daug dervų, tai jie sunkiau tą drėgmę garina, bet tiesiog pajausim, jis kitoks pasidaro, tarkim, kadagys, jisai bedžiūdamas, tie spygliukai tampa labai aštrus. Dar kol sausas, tai jisai, tu prie jo gali taip jisai lengviau liestis. Tai va, ir labai toks geras faktorius, kaip sužinoti, kad jisai jau pakankamai išdžiūvęs, tai jie pasidaro daug lengvesni. Vasarą rišame iš vaistažolių tokius smilkalus, tai galima iš lietuviškų augalų, tai va, kaip sakiau, kas pas mus aplinkoje auga, tai kraujažolė, raudonėlis, bitkrėslė, juozažolė jau darželiuose, ne laukuose sutiksim, jonažolė puikiai žinome, tai rišame iš žalių augalų, gal šiek tiek apvytintų, tokių nugarinusių drėgmę. Bet jie nesupelyja, jeigu mes juos laikome kažkokioje džiovykloje ar ant aukšto, kaip aš kaime džiovinu, jie nesupelyja, jie kaip tik viduje dar skaito, kad šiek tiek fermentuojasi ir jų tos savybės pagerėja. Ir svarbu, kai mes džioviname tos smilkalų ryšulėlius, jeigu mes juos nepakabinome kažkur, o tarkim padėjome ant paviršiaus kažkokio, tai juos vartyti. Tam, kad drėgmė garuoja į viršų, tai vis apversti, kad ta drėgmė tolygiai pasiskirstytų ir išgaruotų.
Bet jeigu po vieną kitą tą ryšulėlį, tai tikrai labai rekomenduoju tiesiog kažkur pakabinti ant kažkokio kabliuko, pasidaryti kilputę iš to paties siūlo ir kad kabėtų. Labai tinka smilkalams rišti levandos. Labai tinka. Ir net patį vieną ryšulėlį. Tiesiog iš levandų pundelio galima susirišti ir pasmilkyti. Taip pat labai būna žmonės sako, aš nežinau, kur padėti seną plokštelę, nes daug kas perka ten, metai iš metų kažkokią plokštelę levandų ir sako, aš nežinau, kur ją padėti. Labai paprastai, kur ją padėti. Tai ateina naujas sezonas, jūs ar susirišite, ar pirksite pas kažką, įsigysite naują levandų plokštelę, o senąją tiesiog susmilkykite į laužą, besėdint kur nors gamtoje, vasarą, tiesiog bebaigiant degti laužą, nei atvirą liepsną, bet ant tokių žarijų, tiesiog, kad pasklistų dūmas, susmilkykite. O čia yra dar vienas būdas, kaip pasigaminti smilkalus. Smilkalų gali būti 3 rūšys, tai vat šitie rištiniai, tai archaiškas, pirmykštis būdas, nes mūsų promotės taip darydavo, kad vasarą, kai būdavo daug vaistingųjų augalų aplinkui, susirinkdavo juos ir surišdavo į įvairiausius rišulėlius, nes seniau tokių dalykų kaip vaistai nebuvo, čia ir buvo vaistai. Antras būdas yra birūs smilkalai, todėl aš, pavyzdžiui, kai kuriu smilkalus, aš visų šitų tokių neišmetu, nes aš dažnai juos tiesiog sudžiovinu ir panaudoju įvairiausiams mišiniams. Tai šitus visus trupintus, džiovintus augalėlius sukurti mišinį galima ir jį deginti arba ant angliuko, arba jį, pavyzdžiui, bebaigiant įdegti laužą ant karšto akmens, tiesiog, kad pasklistų dūmas. Ir čia yra tas trečiasis būdas, tai yra lipinti smilkalai, tai čia paprastasis kadagys sulipintas, čia virgininis kadagys sulipintas, o čia jau toksai miksas įvairiausių augalų. Kadagys, laurolapai, cinamonas, frankinsensas, bičių pikis, tai aš kuriu įvairiausius tokius jau derinius tų smilkalų. Šitie smilkalai, jie yra labai skalsūs, juos galima naudoti tikrai tą vieną ryšulėlį daugybę kartų. Tai tiesiog uždegam, kadangi šiandien aš atsivežus įvairiausių kadagių, uždegam, pasmilkom. Kai kurie kiti smilkalai, pavyzdžiui, pelynas kartais, jisai nori pasmilkti ilgiau. Tai aš tam rekomenduoju turėti kažkokį dubenėlį su smėlio arba druska. Įsipilam smėlio arba druskos ir jeigu jau mes nebenorim to smilkalo, to kvapo, kad jisai degtų, tai mes įkišam to smilkstančių galu ir užgesta. Kai mes norim vėl pasmilkyti, išsitraukiam. Čia yra ryšulėlis iš kitos kadagio rūšies, tai kadagių yra tikrai keliasdešimt rūšių, tai truputėlį kitaip ir vėl aromatingesnis bus. Tai tiesiog pabandyti, paieškoti tų kvapų, kas patinka, kas tinka savo kasdienybei, kad pasmilkyti. Ir smilkyti ne įkvėpti į save, taip, neuostyti, nes tiesiog pradėsit kosėti ir bus neskanu. Tai jeigu užsidegam smilkalą, užsidegu aš tą smilkalą, užpučiu ir į save. Arba tam gali tarnauti ir plunksna, ar tiesiog į save, savo lauką, savo rankas ir apeiti namus. Yra sakoma, vienur sakoma, kad pagal laikrodžio rodiklę, kitur prieš laikrodžio rodiklę apeiti namus, o aš sakau, kad tiesiog kaip jaučiat, taip ir darykit, nes jūsų širdis žino geriausiai.